Sveiki visi. Na ką, dar savaitėlę ir rugpjūčio kaip nebūta. Praeitoj laidoje diskutavom apie žieminių rapsų sėjos pradžią, o dabar jau tie optimalūs terminai eina į pačią pabaigą. Panašiai planuojame iki 25, kai kuriuose regionuose, kur iškrito daug kritulių, iki rugpjūčio 28 dienos pasibaigti žieminių rapsų sėją. Žinoma, vėliau sėjam tik tai greitai besivystančius aukštaūgius hibridus. Kokia ta sėja buvo? Vidurio Lietuva, daug pietinių regionų, kai kur iš šiaurės kraštuose žieminių rapsų sėja arba pasibaigusi, arba tikrai perėjusi labai antroje pusę. Buvo visko sunkesniuose moliuose, su striptilu, kai kur vargome, ne visur užsidarė vagutės, žiūrėjome, kaip nepagilinti, kaip nepaseklinti, bet prieš kelias dienas iškritę kai kur 5, kai kur 20 mm kritulių, pataisė visas sėjos klaidas ir rapsas per 2 paras po sėjos tikrai sudygo daug kur. Kokie darbai padaryti? Kai kur pabirus, ten kur miežiai pabirus labai greitai startavo, kur žieminis rapsas buvo pasėtas rugpjūčio 8 ar 10 dienomis. Jau 2 tikrieji lapeliai didesnėje dalyje augalų, miežių pabirus taip pat sudygusios, kai kur net ir antrą lapelį leidžia. Tikrai nedelskite, greitai važiuojame naikinti pabirą su graminicidais. Kai kuriuose laukose radome spragių, kai kur nemažai, tada prie to būtent purškimo prisidėjome ir kontaktinį piretroidą. Herbicidai šiais metais žieminiuose rapsuose, kadangi tiek po sėjos arba iš karto, arba po kelių dienų iškritus krituliams drėgmės turėjome, daug kur metazachloras su klomazonu, pats pigiausias sprendimas, tada žiūrėsime, ar kažkas tai praslys ir kokių korekcijų reikės, bet vis tiek, ar tai bus rudeniniai remontai su Belkaru, gal pavasarį su korvetu pamatysim, tačiau ateina laikas ne tik tai naikintis pabiras, ateina laikas pasižiūrėti ir augimo reguliavimus. Pernai daug ūkininkų vėlavo, važiavo, kai žieminis rapsas buvo 5 ar 6 lapelių. Šiais metais žieminis rapsas auga labai sparčiai, dėl ko? Dėl to, kad jis ne tik tai dienos, bet ir nakties temperatūros yra aukštos. Puikiai pamenat, už praėjusiais metais rugsėjai turėjom šaltas naktis, rapsas stovėjo ir per 2 savaitės tik tai po 1 lapelį stumdavo. Pernai metais šiltas rugsėjais parodė, kad jeigu šiltos naktis, rapsas vystosi 2 kartus sparčiau. Kol kas taip ir yra. Tai kitos savaitės planas anksti sėtuose aukštūgiuose hibriduose 3 lapeliai, 4 lendantis metkonozolas, fungicidinė veikli medžiaga, kuri taip pat puikiai reguliuoja žieminius rapsus. Kai kur 0,6, kai kur net ir iki 0,8, kur labai intensyvios technologijos tam, kad labai stipriai prisispausti prie žemės pirmosios augimo tarpsniuose. Kartu naudojame ir augimo hormonų turinčius preparatus tam, kad skatinti šoninių šakų vystymosi jau nuo pat ankstyvos pradžios. Prie to purškimo, žinoma, galima naudoti daugumą graminicidų. Jie puikiai dera. Ką dėrėtų atkreipti dėmesį šitoj vietoj, kai rapsas turi 3 ar 4 lapelius, kokie galimi preparatai naudojami, taip pat mitybininkas galėtų padėti, jeigu naudojame, tai naudojame tik tai pusinės boro normas. Taip pat šiek tiek cinko prisidame į pirmosius purškimus tam, kad aktyvinti šaknų vystymąsi. Tačiau daugiau tikrai nieko labai pridėti ir nereikėtų, kadangi temperatūros didelės, fosforas irgi nebūtinai privalomas, jeigu pakankamai nemažai nuo jo naudojate dirvožemį. Tad su žieminiais rapsais labai daug skirtingų sėjų, labai daug skirtingų situacijų. Šliužų šiais metais daug ir nepastebėjome. Žinoma, tie žmonės, kurie sėja nautilų, kaip ir kiekvienais metais sako, kad ir vėl šliužų begalė, bet čia jau toksai dalykas. Rapsas ir nautilas be jokio žemės dirbimo Lietuvos laukose nėra pats geriausias sprendimas, ypač sunkesniuose dirvožemiuose. Tad rapsas, valio, kol kas labai neblogai beeinanti sėja, labai neblogai pavyko išgaudyti gilius 2 savaitės keliais paskui sėjamasias, kad sužiūrėti, ar kiekvienose laukose viskas gerai. Kol kas džiaugiamės rezultatais, kuriuos pavyko padaryti, matome, kad augalai vyksta. Kitą savaitę jau galėsime pasiskaičiuoti ir konkrečius tankumus, nes vėlgi vieni išdygo vėliau, kiti anksčiau, nes dirvožemiai skirtingi ne visada išeina išlaikyti tą 1,5 ar 2 cm gylį, kai kurios ant paviršiaus, kai kurios ir į 3,5 nukeliavo. Svarbiausia nepasigilinti iki 5 ar daugiau, nes tada tikrai derėtų atsėti. Turėjome pernai tokių variantų, kur nesureguliavus vėjo, nesureguliavus žemės dirbimo, neužspaudimo disko susikišo 5,5 cm. Tokius rasus apsisėjome. Matom, kad šiais metais tokių problemų daug nebus, kaip tie ūkininkai, kurie pernai tas problemas turėjo, tas prieš tų problemų pasimokė ir rapsas į žemę padėtas labai neblogai. Tad dabar dirviniai herbicidų daugumai vietų nupurkšti, kitur, kur nespėjome išvažiuoti po sėjos, nes atvažiavom 2,5 paros, rapsas jau sudygęs, purkštuvas užpildytas, ką darom.
Tai daly laukų spėjom išsipurkšti su klomozonu, kitur važiuosime tik tai su metazachloru, iš karto palijus ant drėgno žemės paviršiaus, kad susimažinti žliugės ir miglės populiaciją. Na, metazachloras būtent labai gerai naikina šitas piktžoles. Na, toliau stebėsime, kaip ir šnekėjom, dabar nepraleiskite pabirų pirmųjų purškimų, kad nebūtų stelbimo, nevyktų konkurencijas, jisai neiškeltų į viršų šaknies kaklelio, o kitą savaitę arba dar kitos pradžioje augimo reguliatoriai priklausomai nuo to, kada jūs žieminius rapsus pasėjate. Neužilgo be prasidės Lietuvoje ir žieminių kviečių sėja. Na, nepaslaptis, jau turime pasėtų žieminių kviečių laukų, tą darome jau 6 metus iš eilės, sėjame rugpjūčio pradžioje, rugpjūčio viduryje atrinktas veislės, žinoma labai nedidelės normas, nuo 1,5 iki 1,8 milijono, labai skirtingos auginimo technologijos, kada iš rudens taikomi tiek 2 insekticidiniai purškimai, na, kontaktinis, dabar jau atsiranda ir sisteminio tikimybė tam, kad sumažintume marų plitimą, cikadų, mažintume visus galimus miežių žemaūgės potencialius virusus. Prieš pat pabaigą ir fungicidinis purškimas, kurį laiks nuo laiko pasibandome, žinoma, tie plotai nėra labai dideli, kokia iš to idėja, sėjame ankstyvą veislę, na ir bandome užsiauginti taip ją, kad nusikultume panašiai kartu arba iš karto po žieminių miežių. Na, idėja užkeisti žieminius miežius, kurie nėra labai pati ekonomiškai efektyviausia kultūra. Tačiau kaip šie metai parodė, nesvarbu, ar ankstyva ar vėlyva žieminių kviečių sėja, Liepos mėnesį daug žiemkenčių jau buvo nukultų, jeigu tik tai leido tą padaryti orai. Kada startuosime šiais metais, mokslininkai vėlgi išsiskiria. Vieni sako, kad sėti anksčiau, kiti sako, kad sėti vėliau. Idėja rugsėjo 5-8 diena šiauriniuose Lietuvos regionuose, na, vidurio Lietuvoje gal 12, viskas priklauso nuo to, per kiek dienų galite pasisėti. Jeigu ūkis ir jo našumas pagal turimą techniką leidžia pasėti žieminius kviečius per 5 ar per 7 dienas, tai galite pradėti kada tik tai norite, problemų nebus. O jeigu plotai ir jūsų sėjamosios netitinka iki tiek, kad jums reikia 20 dienų, tad nelabai galite savo ir leisti startuoti rugsėjo vidury su sėja. Tad planas 5-10 dieną su kviečiais išvažiuoti, žinoma, normos, kuo sunkesnis dirvožemis, tam tikros veislės, tas normas didinsim, kai kur startuosime su 3,5, na, kitur sėsime ir 6 milijonus, dar spėsime pakalbėti apie tai kitose mūsų laidose, nes iki žieminių kviečių sėjos dar porą savaitėlių. Dabar, žinoma, žieminių kviečių tręšimo planavimas ir apie daug, ką žmonės šiais metais šnekėjo apie kokybę, kad sako, net ir davė daug labai azoto savo kviečiams, gavome gerą derlių, bet kokybinių parametrų neturėjome, tai buvo tai antrokai ar kai kurie net ir į trečiokus nuėjo. Daug kas pamiršta, kad pastarosius 2 ar 3 metus dėl didelių trąšų kainų ūkininkai Lietuvoje tiesiog mažino fosforo ir kalio trąšų normas. Jeigu dirvožemy nėra didelių rezervų, automatiškai fosforo ir kalio trąšų normų sumažinimas labai stipriai mažina azoto efektyvumą. Bet kurį mokslinį straipsnį, bet kurios bandymų rezultatus atsiverskite, jeigu fosforo ir kalio disbalansas dirvoje yra, azoto efektyvumas siekia tik tai 40 ar 60%. Tad net ir atiduotas 200 kg azoto veiklios medžiagos norimo rezultato nepriduos. Tad veislėm, kuriam reikia labai daug azoto, tam, kad jos suformuotų aukštą baltymą ir turėtume ne ekstras ar pirmos klasės grūdus, be fosforo kalio balanso mes to tikrai nepasieksime. Tad šiais metais, kaip ir visada, stengiamės ir orientuojamės, kad fosforo ir kalio į dirvą atsigultų tikrai kiek įmanoma daugiau. Žinoma, geriausias variantas, jeigu jūs pasidarėte dirvožemio tręšimus, o ne, atvažiavo agrikonas, padarė jums žemėlapius, tada labai konkrečiai atidavėm tas trąšas pirmus, 2 ar 3 metus ir gavom maksimalų jų efektyvumą. Ne visur tai išeina padaryti, kitur vis dar vyksta tas tręšimas pagal pinigus, jeigu naudojate standartinės 10-2-6-2-6 ar 8-20-30, tai minimaliai 100, šiaip 1,5, būtų labai gerai ir 200 ir viršų kilogramų kartu su sėkla paduoti, lokaliai visada yra geriau negu išbarstyti pakrikai, nes azotas kartu prie sėklos vis tiek duoda pakankamai neblogą startą. Tad fosforo kalio balansas, į ką tikrai dėrėtų atkreipti dėmesį, jeigu galvojate apie kitų metų ateinančių ne tik tais derliaus rezultatus, bet ir apie kokybinius parametrus, nes vien su azotu jo nepasieksime. Tuose laukose, kur mažiname, būtent ir ilgai mažiname, ne porą metų tas fosforo ir kalio trąšas, tikrai naudojame papildomus preparatus, kad didinti jų prieinamumą dirvožemyje, ar taikėme papildomus purškimus per lapus kritiniais vegetacijos tarpsniais, kad jos pakelti. Kaip žieminių kviečių mityba, purškimai per lapus ir visi kiti džiaugsmai sekančioje mūsų laidoje. Dabar, žinoma, pasiruošimas jų sėjai po žieminio rapso jau dabar matome, kad žieminio rapso pabiros, kur buvo suskustos anksti, labai didelės, auga jau 5, kai kur net ir 6 lapas, važiuojam su glifosatais, kad neiščiulptų iš dirvožemio drėgmės, kad pakankamai greitai galėtume juos susiruošti. Kai kur bus daromas papildomas kutimas, glifosavimas bus atliekamas tik tai 1 ar 2 dienas prieš pat sėją, vėlgi tos technologijos labai skirtingos. Jeigu
laukai buvo suskusti arba kai kur net palikti, nes turite užsideklaravę tiesioginį sėją. Laukose ypač atkreipkite dėmesį, kur yra takažolės, pikžolės, kurios tiesiog maišo, ypač siejant streptilų su fokusu, ne su kitom siejamosiam, kurios nepjausto. Ten dėrėtų nusiglifosuoti ženkliai anksčiau. Pupos, tai kai kur yra jau nukultos, kai kur prie visiškai savalaikės brandos, stiebai žali, pamatuojam grūdus ankšturėje 14%, šiek tiek kombainas čiaudi, bet viskas visai neblogai, pupų derlingumai šiais metais vėlgi nuo 3 iki 4,5 kol kas, tikrai daug laukų dar yra nekultų, pamatysime, kaip tai atrodys tikrai mėnesio pabaigoje. Tad su žieminiais kviečiais apie veislę šnekėjome praeitoj laidoj, vėlgi tai yra Braitas, Nida, ta pati Euforija, Skaginas, kurio tikrai bus laukose tie, kas nori šiek tiek ankstyvesnės artistas. Daug kur kol kas planuojamės, kad šiais metais ir kukurūzų derliaus nuėmimas dėl būtent pakankamai palankių augimo stadijų, pakankamai palankių augimo sąlygų, jiems šiais metais bus ankstyvesnis. Net ir ten iš karto nuėmę siūlusų važiuosime bandyti sėti žieminius kviečius, nes vėlgi žieminių kviečių matematika ir šiais metais skaičiuojasi daug geriau negu bet kurios vasarinės kultūros. Tad laukose netiek ir daug liko augalų, kurie iš praėjusių metų derliaus nenuimti. Kukurūzai, kai kur pupos, cukriniai runkeliai, kuriam dabar kaip ir pakankamai palankios sąlygos ligų vystymuisi. Matosi rudmergės židiniai, kur purškimai buvo padaryti prieš pat javapjūtę, kai kur vieną, kai kur 2 kartus. Tų ligų ženkliai mažiau, ten, kur nesupurkšta arba ten, kur tas fungicidas nebuvo visiškai teisingai parinktas. Ligų plitimas yra ir šią savaitę iškrentantis krituliai be aukštos temperatūros tikrai perneš rudmergės plitimus į priekį, tad labai atkreipkite dėmesį į cukrinių runkelių laukus. Šiais metais jų kaina dar tikrai labai didelė ir verta saugoti kiekvieną jų kilogramą, nors lapų masė labai didelė, šaknis nėra pačios įspūdingiausios, tas pašakniausias dar nėra be proto didelis. Tad jeigu matome ligų proveržį geriau profilaktiškai, kada tą dėrėtų daryti? Na, gal šią savaitę, kai savaitgalį rodo po 29-30 laipsnių temperatūros į cukrinių runkelių laukus su purkštuvais, nei su fungicidais, nei su mityba nelysime. Panašu, kad kitą savaitę rodo šiokį tokį atvėsimą, kada cukriniai runkeliai vėl pradės auginti šaknį, nes prie tokios temperatūros jinai beveik nesivysto, va tada ir važiuosime, jeigu reikės pakartotinį fungicidinį purškimą ir dar vieną mitybą, kad jie sparčiau vystytųsi būtent ateinantį rugsėjo mėnesį. Tad dabar rugpjūtis pakankamai palankus ūkininkam, neskaitant kai kurių Lietuvos regionų, kur labai užsitęsė žieminių kviečių kūlimas. Na ir žinoma, tuo pačiu ir vasarinių miežių, nes gavo po 120 ar 130 mm ir dar juos kalbė papildomai. Ten viskas šiek tiek vėliau, ten ne tik tai, kad reikės galbūt tiek stabdyti, kiek reikės forsuoti žieminių rapsų vystymąsi, bet vėl, Lietuva labai didelė, tuo mes ir džiaugiamės, kad per visus Lietuvos regionus tenka daug pavažinėti ir kiekvieną dieną praleidžiame, jūsų laukose matome daug situacijų ir per tuos metus pakankamai nemažai tos patirties yra sukaupta, tad ne tik tai čia, labai trumpai per 15 minučių, bet žinoma, jūsų laukose daug ilgiau ir daug konkrečiau galime pasidalinti savo sukauptą informaciją, tad kaip visada pasitarėm, pasižiūrim tam, kad priimti sprendimai būtų ateinančių metų sėkmingo derliaus rezultatas. Tad geros visiems likusios jos ir iki greito susitikimo jūsų laukose.